Taigi, labas visiems. Čia yra Sugar School FM, naujovė Sugar School'e. Tai yra neilgos radio laidelės, kuriuose jūs nematot nei mano veido, tiesiog juodas fonas ir aš kalbu su jumis. Kadangi čia labai pirma tokia laidelė ir labiau prisistatymo, tai pagalvojau atsakysiu kelis jūsų klausimus, kurių gavau turbūt apie 200. Tai tiesiog taip, iškart atsiprašau už foną, nes šiek tiek girdisi futbolo garsų, nes jo. Taigi Agnė klausė, ar esi turėjusi vaikiną? Taip, esu turėjus ir turiu gal dabar. Pasakyk palinkėjimą visiems. Linkiu tiesiog turbūt išlikti savimi ir aš visada visiems linkiu išlikti savimi ir vertinti kitus. Taip pat Nemira klausė, ar tu laikai mane draugė? Taip, laikau tave draugė. Toliau būtų Miglė klausė, jei tau būtų galimybė padėti žmogui morališkai pas jį atvažiuodamas, beveik jį nepažinodama, ar važiuotum? Manau, kad taip, nes padėti visada yra gerai ir šiaip man patinka padėti žmonėm. Kiek galėtum padaryti bent dėl vieno edit scenario? Galėčiau padaryti labai daug, nes kiekvienas narys man labai brangus ir kiekvieną narį aš tikrai labai myliu ir jūs man daug reiškiat labai. Ką veiki laisvalaikiu nesusijusio su editais, rašymu ir repu? Laisvalaikiu aš būnu su draugais savo bohemoje ir tik jie supras, apie ką aš. Taip pat šiek tiek mokausi ir photoshopinu. Tai tiesiog nagrinėju photoshopą ir panašiai, dar kartais piešiu. Ir panašiai. Kiek laiko praleidi besiruošdama į mokyklą? Nelabai daug. Būna kartais pramiegus, būna tik 10 minučių susirašymai. Bet šiaip apie pusvalandį. Turbūt taip. Į kokį miestą rajoną dažniausiai važinėjai, neskaitant savojo? Turbūt į Ignaliną arba į Vilnių. Kokia tavo nuomonė apie paauglės, kurios nuo 12 metų pradeda dažytis? Manau, kad tai yra tiesiog, per norėjimas per greitai užaugti ir tiesiog reikia džiaugtis vaikystę, aš galvoju, ir nesidažyti nuo tiek metų. Tai aš to netoleruoju. Per kiek laiko maždaug sukuri vieną coverį? Tai trunka maždaug 10-15 minučių pas mane, bet jeigu noriu kažko originalesnio, naujesnio ir įdomesnio, tai man reikia valandos arba pusvalandžio. Tai vat, išvardink 7-9 tą brangiausių žmonės Edijos grupėje. Taigi, Laurina Abraitytė, Agnė Radaitytė, Greta Kalinauskaitė, jos kanalą paliksiu po aprašymu, tada Slatkutė Emilija, aš Miglytis, Haroldas turbūt, nes šiaip daug prisiminimų su juo. Manau, kad Miglė Maslauskaitė,
ir Gabija Rabkevičiūtė turbūt. Per kiek laiko jau gyvuoja Edits. Edit gyvuoja apie metus turbūt jau. Daugiau šiek tiek. Kas privertė tave toliau domėtis coveriais ir jų nemesti, nepalikti į nieką? Motyvas labiausiai mane motyvavo Sugarskūlas, nes jisai buvo populiariausias tinklaraštis Editų. Dabar jisai šiek tiek prasiplėtė ir tiesiog taip, manau, kad Sugarskūlas labiausiai motyvavo ir Lauryną, nes manim tikėjo visada ir manau, kad tiki. Na, kol kas turbūt tiek klausimų. Dabar dar šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kad kas bus šiame FM ir dažniausiai čia bus konkursai įvairūs. Tiesiog laisvomis temomis kalbėsiu, atsakinėsiu klausimus, dalinsiu patarimus. Tiesiog ir šiaip nusišnekėsiu draugiškai su visais kartu ir tiesiog, žinau, kad pirma laida yra labai bloga, kalbu neryškiai ir tiesiog atsakai kaip intro ir panašiai. Tai dėkui, kad klausėtės, komentuokit, laikinkit, dislaikinkit, prenumeruokit ir, kaip sako Edvinas, darykit visą tai vienu metu. O aš su jumis atsisveikinu ir tiesiog bučiuoju.